Kaip tu sakei ten, nesvarbu su kuo, svarbu kaip. Visose profesijose turi būti maistas. Šiaip iš patirties galiu pasakyti, kad reikia stengti savo liežuvį laikyti už burnoj ir šiaip geriau nekalbėti. Svarbu su kuo, svarbu kaip. Tarkšt. Sveiki visi. Labas. Sveiki. Edgaras. Sergejus ir Jonas. Slaptasis. Gražus balsas. Aš jam pavydžiu. Jo, aš netgi save girdžiu kažkodėl. Bet kažkur iš toli. Labai toli. Tai gerai. Šiandienos tema, Jonai. Apie komandą. Komandos susirinkimą, formavimą. Be komandos esame nieks, taip? Kaip tu sakei ten, nesvarbu su kuo, svarbu kaip. Pakišinėjau Sergejus. Aš turėjau minėti apie įrangą, nes žmonėm. Aš juokauju. Sergejus dabar visose laidose teisinsis dėl to, ką pasakė. Dabar aš turiu statementą. Praeitą kartą pasakei, kad darbas sunkus. Tai jo. Taip, komanda. Gal ir dėl šito pasiaiškinsi dabar, ne? Aš neneigiu, kad komanda yra svarbi ir svarbu yra su kokiais žmonėmis. Kaip tu renkėsi, ateina į pokalbį su tave, ar Niekada dar iš Facebooko nuotraukų? Iš Facebooko nuotraukų. Pasižiūri, fainiai atrodo. Šiaip aš labai, bent jau aš asmeniškai stengiuosi rekomenduoti tą žmogų, jeigu kažkam reikia, kuris tikrai už kurį aš galėčiau atsakyti, kad jis tikrai padarys tai, kaip reikia, žinai. Ir aš gal labiau pasitikiu kitais, jeigu jie man rekomenduoja. Tai kad jeigu rekomenduoja, tai kad tie pasakys, kad parekomenduos tokį žmogų, kuris atitiks jų standartą, ko aš klausiu, žinai. Aišku, būna visokių bairių. Kad paklausiu, jo, čia normaliai yra. Ne. Esi pasimovęs, ar ne? Yra, bet, kartais tenka parizikuoti, kai nėra kitos išeities. Bet dažniausiai, jeigu tu gali, tu pasirinksi kokius žmonės. Bet kokios savybės yra auksinės tavo atžvilgiu? Man labai patinka, kai nevėluoja. Nečiapsi? Ne, čia Mario labiau rodo ranką. Nevėluoja, žinai, labai erzina, kai per daug kalba. Mes turim vieną. Kai viską žino, ne, gal ne tai, kad, bet kai, žinai, aš viską žinau ir panašiai, žinai, yra tas, irgi toks labai ir paskui, aišku, pasirodo, kad nelabai ką žino. Tai gal, nežinau, aš šiaip, tiesiog. Kad jie faini. Kai sutarė, tai gerai, žinai, kai ten gali, žiūri, aišku, pagal lygį atleidė, neatleidė klaidas. Diskriminacijos nėra jokios pagal barzdų ilgį, neskiriat. Taip, pas mane nėra barzdos praktiškai, pas jumis jūs. Bent jau auga, Mariau. Bent jau auga. Aš irgi tokios norėčiau. Bent jau pagal plaukus aš laimiu. Tai tos savybės yra specifinės, kurias atrinkai. Jo, barzdos ilgis. Ok. Mažai šneka. Plaukų kuo trumpesnis plaukas, tuo geresnis operatorius. Tai geriausias būtų kas tavo atžvilgiu? Robotas, kuris nešneka, nečiapsi. Ai, ne, aš apie UFO donį. Linkėjimai. Pasirgėjo darbiškai yra plaukų, tai jam dar reikia iki jūsų. Dėl to jis reklamas išėjo, kad nereiktų operatoriam būti, nes standarto netitinka. Tai pykitės jau. Patys irgi vieną dieną atsikelsit ryte ir pamatysit, kad pabėgo visi plaukai. 3 plaukai žilėjau yra kažkur. Na va, matai. Tai tuoj prasidės, Edgarai. Tai ką žinau, tai kažkaip va taip. O tai pagal ką tu renkies tada žmonės į savo projektus? Pagal galimybę, jeigu įmanoma, pažiūrėti, ką jie darė prieš tai, jų darbus, ar ten kažkur internete guli, arba rekomendacijos, kaip ir sakei, paklausi, ar jūs žinote tokiu departamentu,
reikia rytoj arba kitai savaitai ir kolegos rekomenduoja. Tai čia ateina didelis atsakomybės reikalas, kai ar mane parekomenduoja, ar man parekomenduoja irgi. Labai svarbu. Tu pasitikė 100%, kad ateis žmogus, tu gali būti užtikrintas. Net jeigu mane rekomenduoja kažkur, arba tave, vis tiek mes eidami turim atsakyti už tą žmogų, kad ir to pačio, kuris rekomendavo, nenuviltų. Tai mes to pačio teikime, žinai, kai mes parekomenduojam iš to žmogaus. Taip. Paskui draugiškumas komandoje, kad netrukdo kūrybinėme procese. Kaip ir aš sakiau tą patį. Yra momentų, kai galima paplepėti ir pasijuokti. Bet kai yra pasakoma, viskas baigiam ir dirbam, žinai. Taip. Nes momentais to irgi reikia atsipūsti, ten 10-20 minučių galime ir paskaldyti bairius ir pasijuokti. Taip išsiplauti tą būseną. O kitą per vieną projektą padarė, antrą projektą padarė ir matai, niekur nedingsi, čia yra kaip povandeniniam laive. Visi sėdime vienojame laive ir vis tiek paaiškės, koks tu esi. Negali slėpti pilnai ir savo požiūrių į kažkokius reikalus ir savo profesionalizmą. Vis tiek kalbėsi, norėsi bendrauti ir išsikalbėsi jau galiausiai. Taip. Bet man svarbiausia yra patikimumas, kad aš galiu persijungti į kitą dalį. Aš žinau, kad ten bus užtikrintas rezultatas. Nereikia nuostabaus būtinai, bet jis turi būti užtikrintas. Tu gali kad bent paims ir kamerą pernišo, ne? O kaip čia taip padaryti? Yra todėl mes iš vienos pusės bijome naujokų. Yra jų visokių. Yra labai gerų žmonių, kuriems rūpi kiekviena užduotis, kokia be mažai. Kurie domisi, kaip tą padaryti, jeigu nėra blogų klausimų. Nes būtinai reikia paklausti, jeigu nežinai. Nebent tas klausimas, žinai, jeigu tas pats klausimas, tai 3 kartą per dieną, žinai, tada sorry, bet... Man būna irgi, aš turiu savo problemą su inais ir autais iki šiol. Bet čia yra mano disleksija, ar kažkaip kitaip galim pavadinti, aš negaliu atsiminti, bet reikia suprasti. Bet aš irgi nekaltinu, žinai, tavęs, kad, nes tai yra, tai nėra tas, bet jeigu koks paprastas dalykas, kur kartojasi, tada gal ir kitaip tu tai žiūri, aišku, žiūri pagal tą situaciją, žinai. Ir irgi reikia įvertinti, ar aš pavalgęs ar ne. Taip. Bet aš manau, kad visose profesijose turi būti maistas, pertraukos, jeigu galima, bet ir ramybės būsena, kad visi kolegos, jie vienas kitą prižiūri. Ir jeigu kažkas kažkur kažko neužtvirtino, kitas praeinantis pro šalį, pysti ir užtvirtina. Ir nešaukia į visą Facebooką, aš užtvirtinau, užsirgėjau. Kažkas buvo nepritvirtinta. Tas yra profesionalumo lygis irgi, nešaukti, kad aš čia jau 5 kartą pritvirtinau. Reikia pasikviesti tą žmogų ir parodyti. Taip, man patinka profesionalumo požiūris ir vieną kartą susidūrėm neseniai čia, kai priėjo kolega ir pasakė, tik man, ar tu galėtum dar dėl viso pikto pafilmuoti. Tai tas patiko, nešaukiant prie visų, prie režisierių ir prie kolegų, o atskirai prieinant, čia irgi rodo lygį gerą. Tai... Čia kaip sakoma, girk prie visų, kritikuok individualiai. Ir pasiūlyk, nes tai nebuvo sunku tą įgyvendinti prašymą ir priėmiau jį kaip profesionalų. Paprašė dėl viso pikto, nes yra klaustukų ir aš išgirdau. Tai yra fainai irgi tarp kolegų, kad mes girdim viens kitą, kai yra patarimai. Nesinori filmavimo aikštelėje, kai yra didelė įtampa, girdėti kažkokius pasisakymus iš kitų departamentų ne į temą. Tai labai erzina visų pirma, blaško, nes dabar vyksta kūrybinis procesas, per 1 minutę reikia sugalvoti variantą. Ir tas blaško tų idėjų barstymas prie visų. Šiaip iš patirties galiu pasakyti, kad reikia stengti savo liežuvį laikyti už burnoj ir šiaip geriau nekalbėti. Nebent esi savoji, kur tik savi, tada gali su tais žmonėms, su kuriais žinai, kaip reikia kalbėti. Esu
pasakęs, leptelės, kai Marius. Jo. Reikia suprasti tą etiketą, kur gali. Čia yra tokia subordinacija, etiketas, bet tai irgi iš patirties su metais ateina, jie tu kaip senis kalba. Tai kiekvienos komentarus reikia palaikyti po darbo. Ne? Geriau po darbo. Jo. Nevardint, kas tą padarė. Šiaip, kad tos situacijos vyksta ir aš darau kliurkų, visi mes darom kliurkų. Bet ta subordinacija, kai tu esi su kolegom, su kuriais lengva dėl to, kad jie prižiūri tave ir pataiso. Ir jeigu aš pamatysiu jų kliurką, aš pabandysiu ją išspręsti ir nesakysiu nieko. Galbūt vėliau, jeigu tai jau pradeda kartotis, tai reikėtų jau pasakyti, kad gal tikrai netkreipia dėmesį žmogus. Bet irgi svarbu subordinacija, žinai, kai tu žinai, su kuo kalbėti. Jeigu yra Sergejus režisierius reklamos filmavime, aš tyliu. Kai jis yra režisierius tiesioginis transliacijų. Netyliu, bet aš galiu pasakyti savo nuomonę, bet vis tiek galutinis sprendimas yra jo. O kai, tarkim, transliacijos yra arba mano, arba Marius yra vis tiek, jeigu mes atsakingi už tai, tai yra mūsų sprendimas ir tada Sergejus okei. Jo, jeigu mums reikia jo nuomonės, mes paklausim. Jie visada paklausim. Arba atvirkščiai. Tai tas labai trukdo, tikiuosi, perdaviau tą mintį, kad stenkitės suprasti savo kolegas, nes tai užima laiko. Ne šiaip arti dėl, ar filmuoti ir nekreipdėmėsi, bet kreipdėmėsi į psichologiją, į kaip jie jaučiasi. Tai yra geras dalykas. Visada kvies dažniau, ne tik todėl, kad tu gerai padarai šviesos ar kamerą, bet kad šiaip aikštelė labai saugus su tavimi. Tas pojūtis komandinis išlieka. O taip, jeigu bendrai paėmus, koks tada skirtumas su naujoku dirbant ir su patyrusiu? Didžiausias, sakykime, skirtumas tarptų. Ar lengva įlieti naują žmogų? Kaina didžiausias skirtumas. Yra išimčių. Rizika. Jeigu naujokas, ypač jeigu pirmą dieną ateina, tai tu nežinai, ko iš jo tikėtis. Ir arba gali būti wow, nes tu tikėsi blogai, arba gali būti blogai, nes tu tikėsi blogai. Arba atviršiai. Tikėjusi priešnekėjo, kad labai geras, bet pasirodo, kad... Bet aš kalbu apie tos, pavyzdžiui, kur visiškai nekalbėjo, ne? Ir turėjom studentus ir rizikavau vieną kartą, teko pasodinti prie kameros ir visai neblogai. Nes tiesiog neturėjom operatorius, tai teko praktikantą pasodinti, žinai. Susitvarkė, ne? Susitvarkė, jo, visai neblogai, ta prasme. Ir manau, kad tai yra fainai, žinai, kai jeigu tau duoda galimybę, tai tu bandai kažką, žinai, iš to išspausti, o ne, man įdomu, noriu greičiau išeiti iš čia. Ten, žinai, gal priekaištų yra, ten, tarkim, pasiūlai, bet tu, vis tiek interkomas yra, darbo metu bendrauji, pasiūlai kažką geriau padaryti ir panašiai. Kažkaip, manau, toks skirtumas, o profesionalas. Iš profesionalų yra tikimasi jau iš karto gerai. Jam irgi gali reikėti atsakyti keletą klausimų, ten, tarkim, apie įrangą ir panašiai. Bet vis tiek tada jau kadras, kadruotė turi būti stabilus ir vos ne visą laiką. Tai čia esu, man atrodo, sakęs apie krepšinį futbolę pirmos kameros poziciją. Taip. Esu nesakęs. Stipriausi ten. Tai ten yra stipriausia, nes jie tiesiog... Jeigu negirdėjo, tai pažiūrėkit laidas. Ir dabar... tai paunk iššoka juostelė su tos laidos priminimu. Daviau darbą Jonui. Bandysim. Nes geras profesionalas, tu matai, kaip jis dirba, jisai užduoda klausimus. Bet korektiškus. Kaip šitas veikia, nes aš dar nebandžiau šitos technikos, papasakok man. Arba pats atsistos ir bandys, arba pasiklaus. Tai klausimų gausi ir iš profesionalo. Tai reiškia, kad jis tyliai ateis ir viskas veiks puikiai jam. Manau, profesionalas turi irgi pasimti... Gal netgi profesionalas pradės klausinėti tokių, kokių tu kadruočių nori, jeigu tu kaip režisierius esi. Ko tu iš manęs tikės šiaip? Naujokui tu sakysi, ko tu nori iš jo, o profesionalas klaus, ko tau reikia iš jo.
Daleiskim, skirtumas yra, kaip aš dirbu aikšteliai prie apšvietimo. Aš daug noriu iš režisierius ir operatorius. Nes yra daug apribojimų, jie mane stipriai apribos, jeigu jie nepakeis palei mane šiek tiek lokacijos baldų išdėstymą. Tai čia turi būti irgi, ne aš čia svarbiausias, jūs palei mane šokit, atvirkščiai, aš bandau ramiai įtikinti, kad šitie apribojimai, jūs turit su jais susipažinti, nes tai įtakos. Ar nenorėtumėt kitaip pastatyti gal kamerą, mano tada visa įranga nebus matoma ir man bus lengviau pereidinėti iš vienos kadruotės į kitą. Va, ir jeigu tai yra jaunas režisierius ir operatorius, dirbau su tokiais, jie klausosi dažniausiai ir priima patogius sprendimus. Ir man buvo lengviau su jais dirbti, nes aš galėjau įgyvendinti savo apšvietimą, nes kitaip aš nežinau, kur aš kabinsiu kažką. Su patyrusiais režisieriais sunkiau? Ne, su patyrusiais gali būti, nežinau, negaliu 100% pasakyti. Ne, dabar iš karto net tau netgi nepasakysiu, bet kad sunkiau. Gali būti, kad jis tiesiog stovės už savo nuomonės, kad jam būtent taip reikia ir tu nieko negali daryti ir tu pats sukiesi iš situacijos. Tada yra dar operatorius, kuris dar kartą pasakys, kad taip, jisai buvo, jo pasisakymas turi vertės, nes iš tikrųjų mums bus sunku. Va, čia yra patyręs operatorius, kai jis supranta, apie ką... Tarpininkas, ne? Jo, jis supranta, apie ką aš šneku, nes man bus sunku, jeigu kamera bus čia. Ar jūs pasiruošę šitam, nes jūs lauksit manęs ilgiau, nes mums reikės daug ką padaryti nestandartiško, nes nėra vietos. Arba, va šitas variantas, daug gal nenukentės šitą istoriją, bet jūs gausite greitį. Ir ten bus erdvės, kur aš kažką galiu su komanda sukurti. Tai čia irgi apie tą patirtį, kad tu siūlai irgi idėjas, nes tau paskui reikės atsiskaityti, nes sakys, blogai pašviesta. Taip toliau. Blogai pašviesta, nes aš tylėjau. Ėjau, stačiau, ilgai stačiau ir vis tiek nesigavo gerai. Tai ar klauso jie, ar neklauso, čia kita kalba. Bet geriau, kad jie irgi išklausytų, nors kas yra apšvietėjas, jis nėra pagrindinis. Pažiūrėkite titruose, ten matosi pačiam gale. Gal yra su profesionalais blogai, jeigu jie yra užsisėdėję, žinai, ir jų nuomonė tik tai nesvarbi ir daugiau niekinas, kaip būna dėjai profesionalai. Tada gal nėra irgi gerai. Pakol kas negaliu netgi tau įvardinti. Turbūt nenutiko su patyrusiais režisieriais, turbūt jie vis tiek supranta. Jie pasitikė, jie daugiau į emocijas ir aktorių, o kaip jie sėdės dešiniau, kairiau ir daugiau į langus, čia jie, žinai, lankstus, bet operatorius dirbo glaustai su apšvietėju ir jie jau aptarė, ant kiek greičiau ir operatoriui bus perstatinėti ir apšvietimui, nes mes turime daugiau įrangos dažniausiai ir mums užtrunka ilgiau sutvarkyti kadrą, kad jis atrodytų kokybiškai ir patenkinamai. O tas pasliečia ir grimerius. Jis irgi ne paskutinis, bet jam reikia laiko duoti pataisyti kažkokius, ten per 2 valandas, žinai, reikia perdažyti gal šiek tiek aktorių ir taip toliau. Ir dailininkai, kurie kadruotė. Perstatom kadrą ir dažnai matai, kad ten reikia labai daug tvarkyti. Ir reikia duoti laiko jiems. Va. Tai aš reikalauju iš savo pozicijos, jeigu ateinu į projektą, aš daug reikalauju. Kaip ten reklamose ir filmuose daug reikalauju, kaip apšvietėjas, jeigu mane paima. Va. Nesakau, kad visi nežino, tik aš žinau, ne. Taip aš galiu greičiau, aš jums pasiūlau kelis variantus. Na, tame yra kaip pliusai patyrusio komandos nario. Manau, naujokas norės įtikti ir už viską sakys taip, aš galiu. Nes jis neturi ir savo argumentų, jis gal ne taip gali paaiškinti, kodėl jis būtent taip nori. Tai va, kaip ir sakau, tas kodėl gali būti sunkiau su patyrusiais, nes jie labai gali, aš noriu tokio būtent kadro ir va tai važinai, bet aišku, aš neįsivaizduoju, kaip čia pas jumis vyksta,
Žinai. Tai buvai keliuose filmavimuose? Ne, bet aš kalbu, aš nežinau, tarkim, jeigu tie didieji režisieriai, bet čia gal bent jau esu kartais susidaro tokią nuomonę, žinai, kad jie yra tokie, kurių tipo vos nenuomonė nėra pakeičiama, jie yra menininkai ir kaip jie pasako, taip ir yra, žinai. Nes kartais taip atrodo, kad didžiajam kine taip yra, žinai. Nu, ten brangu viskas. Todėl reikia aptarti, jie pasiruošę ateina ir todėl kiekvienas turi ribas, kada jam reikia pasakyti viskas, jau dabar nebegalima savo laikyti, reikia duoti kolegoms pabaigti, nes tada mes peržengiam laikmatį ir viskas brangsta. Ir pavargs komanda ir dėl to preciziško, kad aš norėjau tik tai taip, ne kaip kitaip. Man atrodo, kuo daugiau patyrė žmogus, to jis lankstesnis. Iš vienos pusės. Taip. Jis žino, kad tu ne vienas esi čia, tu esi su komanda nariais. Nors yra tokios dvi pusės. Jeigu protingas, jis samdo žmonės, kurie savo sritį išmano ir kažką gali pasakyti. Taip. Dauguma profesionalių ir Tarantinas neseniai irgi kažkur išlindo man jo pasisakymas, sako, aš einu į istoriją, aš stebiu istoriją, bet aš esu užtikrintas 100%, kad visi kiti departamentai padarys stebuklą, kurio aš net negalėčiau sugalvoti. Va, yra biudžetas, yra paskaičiavimai ir kolegos visada bandys kažką naujesnio padaryti, ko jie dar nedarė, eksperimentuoti ir tuo pačiu gyvinti procesą. Jam reikia stebėti konkrečiai istoriją ir kad aktoriai yra nesušalę, kad jie yra, ta prasme, emociškai, kad jie yra įjungti į scenarijų ir tą sceną. Nėra laiko tam režisieriui stebėti ten grimą. Nebent jis ten akivaizdus. Jeigu jis negali, jeigu jis pradeda žiūrėti grimą, tada kažkas blogai dirba komandai. Jis sako, visi, netgi operatoriai gerai sako, jeigu tu matai mano darbą, reiškia, aš blogai jį padariau. Turi būti toks judėjimas, tarsi tu netkreipi dėmesį į apšvietimą, į kameros judesius, tu eini su istorija, tada jis padarė gerą darbą, man labai patiko. Čia Roger Dickens, shout out, pasakė, man labai patiko, kad jis turi būti organiškas, neturi išsiskirti, tarsi, čia jau labai geras operatorius ir iškart matosi, kad jis toks geras. Turi būti istorija pirmoji. Tu daryk sąrašą, kieno mes šautautus reikia nusiųsti tiem šitą podcastą. Tarantinas, Nolanas, visi mato. Subtitrus įsijungia ir klausosi patyrusių žmonių. Kaip jie kitaip tobulės. Bet jie irgi buvo jauni ir irgi pradėjo ir nenuleido rankų. Tai mes jau kalbėjome apie tą, kad nereikia nuleisti rankų. Reikia kviestis gerus žmonės, bet jų mažai. Grįžtam prie temos. Jų yra mažai ir jie yra brangus. Visgi kartais tenka daryti. Jeigu atrasti. Gali būti neatrasti, bet tada vėl rizika, ne? Taip. O jeigu nepavyks? Taip, tu tada vos neturi vis tiek ant savęs prisėmė riziką. Gali būti, kad vos pasiėmė šitie, kuris neturi jokio portfolio ir tada vos net tau tenka perdinėti viską už jį, nes jis tiesiog nesugeba, žinai. O gal jis bus toks, kad kad tu žiūrėsi ir oho. Tu galvosi, kad reikėjo jam daugiau sumokėti, ne? Nes daugiau... Ne, taip negalvosi, nes tu... Neateina tokias mintis paprastai. Bet Klaipėdoje mes turim mažai specialistų šiaip visų. Jie dirba daug įvairiuose projektuose ir tokių konkretiškų gan nedaug. Tai ir rekomendacijos yra paprasčiausiai, tu juos matai visose projektuose kažkur užkuliusiuose, tose nuotraukose, tu matai tos pačius žmonės, kurie kokybiškai daro. Paskui pasižiūri projektą, kaip jisai pabaigtas, ar gražiai grimas padarytas, ar gražiai apranga, prie visko derinasi ir gražiai atrodo mizanscena, stalas papuoštas taip, kaip reikia, į temą. O čia irgi, šitas Dickenso pasisakymas, jisai visose departamentuose turi būti. Jeigu pastebi, kad dekoras per daug šustras, jau jisai dominuoja. Jeigu pastebi šešėlis, tai... Žiūrim, koks yra gražus šešėlis. Ten, kur jo nereikia. Čia jau klausimas jo. Mes kaip ir už šešėlius, bet negali visko. Reikia. Man reikėjo įtikinti Edgarą, kad šešėliai gali būti. Nes transliacijose jūs mėgstat, kad viskas būtų išviesta. O man patinka šešėliai, su jais galite. Kiek interviu filmuoja, vis tiek eina 3 taškai, filas, kėjus, bekas ir tada šešėliai susidaro. Tai reikia jo... Galima kovoti su jais ten. Bet aš tai mėgstu šešėlius. Tiesiog
Va, irgi tą patį, žinai, šitą. Koks jisai buvo? Johnsonas? Petersonas. Kalbėtas, Jordan. Rygoje ir Jo, Vilniuje. tai, nu, ta prasme, yra sušviesta scena, bet yra vis tiek, atsiranda duobė šešėlį, ne? Bet jie yra slapinami su puškom dviem. Vis tiek. Kas yra puškos? Tokia didelė lempa, kuri šviečia labai labai toli. Ir jinai yra... Su kuria sekiojamas yra žmogus. Nu, žinai, tokia ratai. Spotlightas, kur būna. Nu, toks gal tai spotlightas vadinasi, nežinau. Puškomis, Okay. patranka. Ir sekioja jį, nes jis juda daug. Jo, ir kalbant apie šešėlių, žinai, vis tiek jeigu yra, jie yra slapinami, kad būtų to lygumas, nes bent jau čia taip televizijoje yra daroma ir renginiuose. Jo. Nu, Jonai, klausk. Nu, apie komandą, apie šviesas užsikalbėjom. Čia toksai kontroversiškas klausimas. Jeigu reikėtų daryti projektą ir pasirinkti gali arba daryti su labai užsidegusiais naujokais tik tai visą komandą, arba su labai sustingusiais profesionalais, kurie nieko nenori keisti ir nori daryti tik tai taip, kaip jie žino, kad reikia daryti. Ką rinktumės? Pirmas. Bet jie užtikrintai padarys. Pirmas. Nežinau, Tiem, ne? jie padarys taip, kaip jie galvoja, kad reikia. Pirmas. Edgaras renkasi pirmas, Sergejus dar svarsto. Vienareikšmiškai. Svarstau, gal reikia ir tos pasižiūrėti, nes su... Aš labai tingėčiau ginčytis. Jo? Kodėl? Tau lengviau pamokinti, ne kaip reikia, negu ginčytis ir įrodinėti. Nes jeigu yra entuziazmas, kažkaip vis tiek, gal jis ir savo kažką pasiūlė, žinai, nors ir naujokas, kažką gal ne, nes, jo, aš labai bijau, kad labai bus sunku, jeigu tu kažką savo nori įdėti kaip vadovas projekto ir tada bus labai sunku su užsisidėjusiais kad jie to nieko, aš taip nedarau, žinai. Arba susirinks daiktus ir išeis. Ką tu manai? Aš tai už antrus turbūt, kad išsiskirti čia iš principų. Ne, bet kokia yra mano pozicija toj vietoj. Jeigu aš esu režisierius, tai yra daug pliusų. Jie turi daug patirties, jų rezultatas yra užtikrintas. Bet nors esmė yra tame, kad nors tu esi režisierius, ateina operatorius su savo nuomonė ir jis tavęs neklauso. Nu, tada tavo problema, nes tu įsirinkai tokį operatorių, kuris... Tai esmė yra, ar tu imi šito operatorių, ar tu imi operatorių, kuris neturi patirties, bet yra norintis mokytis. Čia šitame... Teisingai suprantu. Jo. Aš galvoju, Sergejus masto, kad tenai laikas labai riboja, net tu nelabai gali išmokinti. Jeigu aš eičiau į 100 000 eurų reklaminį klipą, aš neeičiau su naujokais. Nes jeigu mano operatorius sako, taip yra geriau, ir aš režisierius, aš patikėsiu, kad taip yra tikrai geriau, nes jis žino, kad tai sutaupys jo departamentą, sutaupys kitų departamentų laiką ir bus įgyvendintas. Bet jis, klausyk, jis yra užsisėdėjęs. Jis tau nesakys, kad taip yra geriau. Jis sakys, aš tingiu taip daryti, darom kitaip. Okay. Tai klausimus dar su tinginiais ar su motyvuotais? Tai aišku, kad malonu dirbti su motyvuotais, o ne su tinginiais. Bet manau, kad... Aš taip klausimus suprantu. Bet manau, nedaug tų operatorių, kurie su rimtais projektais, ten trumpametražį filmą, jo, ten geriau gal su jaunimu eiti, nes gali ir gerai laiką praleisti ir padaryti tą projektą, bet jeigu dideli pinigai, nu, aš negaliu pasakyti, turbūt tokių nėra, kurie dideli biudžetai ir užsisėdėję visai tinginiai, nes ten labai daug darbo, tu negali, mano požiūriu, negali surišti tinginio operatoriaus ir dideli biudžetai daug patirties, tai nesusijungia mano pasaulyje žiūrai. Bet čia toks neįsilaikys. Bet čia buvo hipotetinis klausimas. Jo, bet... Tai koks tavo atsakymas yra? Aš eičiau su patyrusiais operatoriais, kurie turi patirtį. O čia yra mano darbas kaip režisieriui, juos įtikinti, kad pasišnekėkim.
Nes jis pasakė tokį abstraktų planą, tipo mes įmesti į negyvenamą salą su tinginiais, kurie daug metų pradirbėjo. Kurie yra, Taip. jie nenori nieko keisti. Bet jie nenori... Bet aš suprantu, šiaip įdomu, kad visi nuomonės nesitampa. Taip. Gal dalinai yra tas, kad vienam iš jūsų džiaugsmą teikia tas visas procesas ir labai svarbu. Aš įsivaizduoju, Edgarui labai svarbu, su kuo dirba, nes jisai gali kurti tą. Nes Sergejui rezultatas. Ypatingai, nėra, kad vienam nesvarbus rezultatas, bet Ok, galiu aš klausimą užduoti. Tu, Edgarai, nuveši savo sulūžusią mašiną naujokui, kuris turi labai daug motivacijos, arba tu nuveši mechanikai, kuris turi daug patirties, bet labai nemotivuotas ir jis tau sakys, ką reikia keisti, o ne ką tu ten pats YouTube radai, kas ten sugeda. Bet aš neremontuosiu pats mašiną. Nu ir filmą tu nefilmuosi, operatorius filmuos. Va. Bet jis, ar tu nori, kuris tave išklausytų mechanikas? Ir man atrodo, čia yra suktas klausimas, Jonai. Čia... tame ir buvo tikslas. Jo, čia labai suktas toks, kad nėra kitų punktų, kurie Realybėje nėra, kad visa tavo komanda bus nepatyrę arba visa komanda bus nemotyvuota. Vis tiek vieni labiau, kiti mažiau. Bet manau, kad visai gera diskusija gausi. Taip. Yra ten mokytojai, dėstytojai, kurie nemotyvuoti, daug metų praleido, bet jie turi patirties. O dėstytojas geriau jauni, bet motyvuoti nei seni, mano tokia nuomonė. Ypač jeigu kalbam apie multimedijos rytį. Nu, mes iš viso multimedijos žmonių mažai šnekėjom, kad mes neturim profesionalų, tu daleiskim dėstyti nenorėsiai. Aš manau, kad aš dar nesu pribrendęs prie to. Kad kažkam pudrins smegenis. Kaip pribręsti? Ko reikia? Tiesiog metų daug? Kažkokio suvokimo, nežinau, kas pasikeis pas mane galvoj. Po 5 metų gal norėsiu. Žinai, kada ateina, kai tu dirbi su kolegom ir tu matai, kad jie yra nekompetitingi per tiek metų. Ir tada nori pagerinti tą skaičių. Užvaldyti pasaulį ir išmokinti visus filmuoti. Tu Sergejau dėl to išėjai dėstyt? Nes man pasiūlė, pirmas kartas buvo pasiūlė. Dėstyt, nes aš dėščiu 10 metų povandeninį nardymą, tai įgūdžiai yra. Tau reikia tik tai kažkokią temą dėstyti. Bet apie dėstymą kalbant, tai aš manau, kad aš tiesiog negalėčiau dirbti su nemotyvuotais žmonėm. Aš pasakyčiau, duris. Tiesiog... Nėra kantrybės. Kantrybės pas mane yra. Aš galiu sėdėti ties to, kas yra man įdomu, žinai, arba kas kažkokią esmę turi, bet jeigu matai žmogų, kuris ateina ir visiškai nesidomi tavo, žinai, paskaita, tavo mokymų, aš nematau tikslo geriau, aš jam pasakysiu, padaryk tokius darbus, žinai. Pavyzdžiui, ir viskas, jeigu nenoriu su jam kalbėti. Nu, aš bandžiau įtikinti, kad visi kažką ras tame. Nes kaip jau kelinta laida, manau, kad ne viską palėtėm, bet ten yra daug ką veikti. Kažkam nepatinka operatoriaus darbas, jis ras save grime, arba scenarijui, arba prie šviesų, arba prie prodiusavimo. Ten yra ką veikti. Tai jaunimas... Gal nebent dėsant tokią plačią, žinai, jeigu konkrečiai, tarkim, apie video montažą arba apie filmavimą einant, grinai, kaip naudotis kamerą, vis tiek tai yra daug siauresnės rytis. Tai tada gal, žinai, ir taip, jeigu įimi visą kiną produkciją, tai gal tada ir gali bandyti visiems rasti po poziciją. Bet irgi yra žiauris faina, kai žmogus dega to ir yra labai nefaina, kai nedega. O jeigu žmogus dega, bet jis yra naujokas, kaip jam tapti nebe naujoko profesionalu? Nes jisai dar, dabar vėl sakykime, Marius sakys, kad neturi. aš labai atrodo, kad aš... Pieši tą gražų paveikslą, kas yra industrija. Ne?
Kaip tapti nenaujoku? Paprastai. Ne, nu, Dirbti nes daug žmogus reikia. neturi rekomendacijų, sakykime, visi galvoja, kad yra per didelė rizika jį kviesti. Ar jam tiesiog reikia dabar pradėti savo portfolio kurti ir filmuoti šiaip visokius kaip maišelis ore skraido? Ar kažką Jo. gali Jo. gal kito daryti? Mes kaip kalbėjom per tą šitą podcastą, kurį ten 4 laida, man atrodo, ne? Kur naujoka mane? Jo, Kaip? tai kad bent jau kažką bandyti kurti, bandyti pasakoti istoriją, gal tavo kadruotės negeros, bet tu labai gerai papasakoji pačią istoriją per vaizdą, tai gal tavo storytellingą reikia varyti. Jeigu tavo kadruotės labai geros, tai gal tavo operatoriaus darbas, manau taip. Arba eiti, prisijungti prie projektų. Ten greitai pasisemsi patirties ir tavo pasakys iš karto. Pirmą kartą nueisi kaip šitas, kaip jie vadinas, kurie stabdo eismą. Nu, tiesiog. Policininkai. Ne. Nu, tiesiog žemiausio lygio asistentai, žinai, kurie nešioja kavą, paskui vis pakilsi, žinai, ir tai prisigaudysi patirties. Ne viskas taip greitai ateina. Ne, bet tave turi dar pakviesti, tu turi sugebėti dar taip apie save duoti žinią, kad tave pakviestų. Tai realiai reikia mokintis bendrauti. Tai aišku. O kaip dar tave pakvies pas vėlyvio? Nu, nes ką mes ir pradžiai kalbėjom, kad Edgaras ką minėjo tos savybės, kurios svarbios, tai turi ir ne per daug kalbėti, bet turi būti motyvuotas. Tai čia visos tokios šiaip žmogiškos savybės irgi, be kurių su tavim nebus faina dirbti komandai. Aišku, turi ir praktiką rinktis, ne, kaip sakai, Edgarai, filmuoti visokius. Taip. Nu, jeigu tavo darbas nefilmavimas, tu nesi geras operatorius ir nesi režisierius, bet tai nereiškia, kad tu negali būti kine. O kaip tu ten pateksi? Nu, jeigu čia, žinai, filmavimas yra toks, nu, kodėl kalbam apie filmavimą, kadangi yra daug, žinai, tų visų vestuvių, visų aktorių darytojų, tai gal tai yra paprasčiau įeiti į gaferio. Aš manau, kad lengviausias kelias. Gaferio? Nu, tarkim, kaip gaferio ar... Tai labai sunkus darbas. Kelias. Kelias? Lengviausias kelias, tai varyti jaučiu kokią Angliją. Praškai rinkti. Ir ten yra studijos. Nu, jo, tai tau papasakos jo, ką to įranga daro ir kaip daro. Arba į Vilnių gali studijuoti. O yra lamta? Nu, operatorių yra, režisierių yra, prodiusų yra, lyg tai jo apšvietėjų. Nu, aš konkrečiai apie apšvietėją, kas biškis skiriasi, žinai. Arba set dizainas, okei, tu gali paprastą dizaino studiją studijuoti ir vis tiek tai yra kažkoks skonio pajūtimas, tai yra vis tiek, nežinau. Bet dažniausiai apšvietėjai, jie ateina arba pro teatrą, jie ten šviečia, arba ten praeina praktiką. Arba jie įeina į įmonės, kurie užsiima apšvietimo nuomą. Ir tos įmonės visada ieško naujų talentų, daleiskim. Taip. Ir tu ten ateini ir kelis metus lakstai su savo departamento apšvietimu ir mokais iš gaferių. Visiems gaferiai, sveiki. Iš jų mokais, kaip jie stato lempos ir kas su kuo veikia, kas kaip šneka. Ar vienaip ar kitaip tu turi rodyti iniciatyvą kažkur? Jo. Kitaip nieko nebus visiškai. Nes grimą gali mokintis Klaipėdai. Yra kur grimą, multimedija irgi gali Klaipėdai. Operatorius darbo mokymų nėra. Niekas nemoka, kaip būti operatoriumi. Fotografų yra, lyg tai kažkas ten. Bet irgi... Nu. O mise-en-scène, būtent papuošti, ateina daug kas iš teatro. Ar jie patys režisieriai, bet jie iš režisieriaus mokslo, jie patys turi savo scenografiją padaryti, tą sceną sustatyti. Irgi tokie gan lankstų žmonės, jie gali būti ir prie grimo, ir prie dekoracijų. Tai jie ateina dažnai, Vilniuje sutikau kelis, tai jo iš teatro atėjo. Nu, kinas teatras yra šalia, galima sakyti. Jo. Tai daugiau makiažo, kitur mažiau. Tai pats gyvenimas, man atrodo, tave įmeta, nebūtinai reikia draskytis ir pats tave įmeta. Ar tavo aplinkoje yra tų žmonių, kurie tokiais dalykais užsijima, arba jų nėra.
jeigu tu labai nori, tu žinai, ten į Facebooką įlendi, visas įmonės Grupių dabar pilna, ne? praeini ir parašai jiems Tai laiškus. sakau, tu turi bent jau parašyti kažkam Kažkokį laišką, iniciatyvą pasimti jo. Bent jau ateiti į tą susitikimą, kai tu parašai, čia yra irgi stiprus dalykas. Nes, visi, nežinau, pripažink, kine draugiški žmonės ar ne? Taip, nes tai yra labai sunkus darbas. Kaip ir transliacijos. Nes transliacijose kitur gali būti nelabai draugiški. Ir kine yra nelabai draugiškų, bet jie puikiai atlieka savo tą specifinę dalį. Tai Ir jos kviečia būtinai dėl tos dalies. Pasiparašai, žinai, susitinki, pakalbė, žinai, okei, tu nori, tai jis pasiims tiesiog. Atskleisiu paslaptį. Visi profesionalai šiaip labai nori auginti naują kartą. Jie tik tai tyliai, jeigu jūs jiems parašysit, labai... Ir brangiai sumokėsit? Netgi nebrangiai sumokėsit, bet jeigu jūs jiems bent jau parašysit, čia bus pirma pakopa ir jie turbūt jums atsakys netgi. Nes žinios jos dingsta. Ten tas žmogus, kuris 30 metų šviečia ar prie kamerų, jisai nori pasidalinti šiaip viduj. Gal jisai taip dėstyt neįs, taip, bet darbo metu arba pertraukose tu turi klausim, tu visada gali jos užduotis, būtinai tau papasakos tiek, kad jį reikės stabdyti ir turbūt jau sakys, mes toj filmuosim ir pabaigiam pokalbį, paskui pratęsim. Čia gal prisideda tas, ką mes kalbėjom apie motyvuotą, nemotyvuotą žmogų, kad kai žmogus užsidegęs, akis dega. Ir mes susitikom su studentam keliom, irgi kalbėjom apie video ir tu matai, kad iš karto idėjos kyla, svajonių pilna. Mes jau galim brainstorminti, nes ten užsikūrė variklis ir tas įkvepia. Mes patys tada galvojam, čia galim ir tą tada daryti ir gal galim daugiau projektų paimti. Tai aš įsivaizduoju žmogui, kuris dirba ilgai su gal dideliais projektais ir ateina tas nuovargis, kartojasi dalykai. Tada noris pamatyti, kad kažkas naujo dega, ne? Vaikai svajokit, svajonės pildosi. Jo, dėja. Būkite atsargus, svajonės tikrai pildosi, milijoną nelaimėsit, o jeigu jūs norit patekti į kiną ir transliacijas, podcastą, gali labai lengvai įsipildyti. Ir pas mumis į podcastą. Gal kažkokią kartą ir jaunimą pakviesim. Kadangi pasakai broadcastą, tada pasakiau podcastą, čia aš paaiškinau savo bairį. Jau repas. Bet kalbant apie jaunimą, jie užsidegė, bet mes esame cinikai. Mes žinom, kad tą ugnį reikia laikyti ilgoje atkarpoje ir jeigu mes atrodom, kad nelabai užsidegė, mes esame labai užsidegę 10 metų į priekį, nes mes žinom, mes dar būsime čia, gal kiti išeis, bet mes... Jeigu tu visą laiką būsi su Max entuzijazmu... Jo, tu bepratis atrodai, kai kažkoks bepratis. Einam filmuoti. Klausimus, kur filmuosim, kada filmuosim, kiek žmonių, su kuo, su tais, turbūt aš žinau, bus blogai. Ta prasme, yra cinizmo tos. Patirtis ateina, o ne bėgam filmuoti. Bėg, jeigu nori. Kamera! Kokia kamera, ką jinai gali, tai čia kamera ir daug visokių dalykų. Čia kaip mano šuo kasdieną, kai grįžti. Grįžai! Mes turime patirties, mes žinome, kad nereikia būti super užsidegusim, reikia išlaikyti tempą. Kaip maratoną bėgti, tai yra ne sprintat 100 metrų. Turi pasiruošti maratonui. O užsidegimas šiandieną nereiškia, kad poryt ta ugnis degs. Tai mes skatinam, kad dar kartą ir Edgaras pasakė, kad tai yra rimta profesija, labai profesionaliai reikia į ją žiūrėti. Ir good luck. Turite klausimų, Jonai? Turiu dar vieną hipotetinį tokį, jeigu norit. Davai. Čia geras bus čia. Ar rinktumėtės, vėl panaši formuluotė, žmogų, kuris baigė mokslus Anglijoje ir turi, ar kitą, kuris, sakykime, ką tik baigė mokslus, ar kitą, kuris turi daug patirties? Kas jums svarbiau, patirtis ar mokslas? Patirtis. Nesutikčiau. Nes būna, kad ir tie patyrę turi sieną, kurią negali pereiti.
Jis dabar pats savo prieštarauja, supraito jį padėti. Nu, jo, nes ten buvo specifika, ką jie sako. Būna, sakau, būna visaip, būna ir atviršiai. Bet būna, nes reikėtų vis tiek kažką pasakyti, kad mes nesutiktume. Patyręs profesionalas ir motyvuotas. Na, matai, mes kitą linkme. Yra, O studentas ir nemotyvuotas. Jo. Jeigu galėčiau pasirinkti, specialiai, kad tave panervuoti, pasirinkčiau, kuris ką tik baigė. Bet gali būti taip ir taip. Jo. Čia viskas priklauso. Jeigu žmogus ateina, jis labai užsidegęs, bet tu jauti, kad nieko nebus gero iš jo, nors jis ką tik baigęs ir daug energijos. Jo. Būna visaip, tai čia galima. Nes jeigu jisai baigia ką tik, tai jis jau kaip ir nebūtinai naujokas, nes mes darom prielaidą, kad jisai kažkiek turėjo patirties, kamerą čiupinėjo, kažką žino, jeigu turi motyvacijos. Nu, bet iš asmeninės patirties, kai aš baigiau mokslus, jeigu aš nefilmuočiau prieš tai, tai aš, jeigu norint profesionaliai įlysti į rinką, tai bent jau 2 metus dar papildomai reikėtų kažkur kažką, kad susirinkti patirtį savo. Čia beveik kaip medicinai, pabaigi mokslus dar turi praktiką varyti. Neatsimenu kaip. Kadangi mano mokslai tokie nekonkretus, tai va taip ir yra. Būna, daleiskim, pabaigia konkrečią profesiją, jisai žinių turi ir jisai turbūt tos ugnies turi, tik reikia įsiaiškinti, jį patikrinti, aišku, kad neimsi belė kokį. Čia tokios abstrakčios, žinai, tipo patyręs ir naujokas. Kaip mes sakome, sportinėse šakose nebūtinai reikia topinių žaidėjus į komandą, kad jinai pasiektų gerą rezultatą. Sakiau, o patyręs ir jaunas, ar nepatyręs ir vyresnis? Šitas irgi geras. Aš buvau tai vyresnis ir nepatyręs, bet irgi... Bet žiūrėk, kažkas gavas šitas? Kažkas gavas. Čia gyvenimiška patirtis, ne, ir konkreti patirtis. Man svarbu, grįžtant prie tos komandos narių, labai svarbi yra gyvenimiškoji patirtis, ką jie veikia prieš tai. Jeigu jis buvo stalius ir nori prie set dizaino daryti dekoracijas ir padėti filmavimuose, tai padeda. Jeigu jis buvo profesijai, kuri nesurišta, ten į jūrą eina. Jeigu programuotojas ir nori daryti transliacijas. Programuotojas, transliacijas. Vieną turim beveik. Tokį. Gali būti. Reikia tikrinti žmogų. Jis yra paslaptingas, visada slepia, ką jisai nori. Ne visada pasisako. Tai nebūkit kuklus, rašykit bent jau čia po darbo komentuose. Reikia sukurti čia po darbo kažkas, paštą, kur ateis. Tai gali mums rašyti. Tiesiog rašykit. E-mailas, Edgaro e-mailas ras ant ekrano. Jūs mus lengvai rasit, mes Arba pačioj. Arba kažkur. Nesislepiam. Tai šėlinks mano tą. Jaučiu, baigiam. Manau, jo, pašnekėjom daug visokių. Gal dar apibendrinant. Du žodžiai. Svarbu su kuo, svarbu kaip. Patirtis ne visada yra pagrindinis dalykas. Tarkšt. Aš dar nesu pribrendęs prie to. Nes priėjom tą santykių etapą, kai nebe viskas taip paprasta. Imk boltą ir važiuok namo.